Sveiki, ačiū, kad ir vėl užsukote į mano kanalą. Sėdžiu aš vėl savo tradiciniai vietoje ir turiu tokio didumo dėžę iš Reserved, kuri keliavo ilgiau nei 1,5 savaitės ir tokia, netgi parodysiu, bet čia tokia jau padraskyta. Čia labai judinu koją, bet gal nenuversiu kameros. Ir Reserved buvo išpardavimai, daug visokių išpardavimų ir čia yra rūbai Manė, Vitai ir Aisčiai. Brigitai Berus nieko nepirkau, kadangi kažką pardavė Mamų mugė vaikams labai mažai ką nupirkau, Vita iš viso nieko savo nerado. Aistis reikėjo šortų, tai jisai kažkiek jau turi, bet labai daug išaugo. Ir vis tiek vasara bus atostogos, tai reikės, kaip sakant, tvarkingų normalių rūbų. Ir džinsai, tie vadinami begiai, tik vienintelė jam patinka. Tai žodžiu, padariau tokį rimtą apsipirkimą. Ir vieną daiktą nupirkau ne pagal sezoną, bet gal aš taip padarysiu, nes man kažkaip baisu karpyti. Ne pagal sezoną, bet buvo labai gera kaina. Tikiuosi viskas tiks ir patiks. Tai tu aš čia greituoju būdu. Žodžiu, ir visko labai daug. Ai, išsigandau, kad čia džemperis. Žodžiu, pirmiausia, ką matau, tai yra tiesiog paprasti marškinėliai Aisčiui. Aš išsigandau, kad čia džemperis, nes buvo džemperis, kurį žiūrėjau, Evita norėjo juodo nebuvo, o paskui galvoju, yra tokios spalvos. Kažkaip labai didelį, tai matyti atrodo, bet jo dydis. Okay. Tai labai didelį. Rankovė tokia paprasta, nežinau, kur čia viską dėti. Dėsiu čia. Tai žodžiu, buvo džemperis ir jinai norėjo būtent juodo, o tokios spalvos nenorėjo. Tai negi aš netyčia visgi jų užsakiau. Taip, dabar kitas dalykas yra man. Tai yra palaidinė. Man savo rūbus aš po to pabaigoje pasimatuosiu, pasirodysiu. Yra tokia palaidinė. Puošnesnė. Man labai jinai graži. Kiek kainavo, neprisimenu. Bet labai patiko. Tai va, tai tokia. Tada pasiėmiau savo komplektą, kurio antros dalies nematau. Ai va. Tokį komplektą modalio kelnes ir modalio liemenė. Pamačiau reklamą ir atrodė, taip gražu, taip man reikėjo jo. Vėlgi, kodėl aš tą perku, todėl, kad svoris pasikeitė ir ne viskas, kas buvo, tinka. Tai va, viršus yra toksai, bent jau vizualiai atrodo visai fainai. Aišku, čia raištukai, nors šiaip tai užsikeičia ir viskas kaip ir gerai. Ir tokios pačios medžiagos kelnės, plačios kelnės, toks komplektėlis raudonas. Tai, žodžiu, gal kiek netikėtai toksai būtent, bet raudonas spalva man patinka irgi. Ir jo, truputėlį tokios platesnis. Bet vėlgi plačios kelnės vasarai man viskas ok. Dabar toliau. Yra palaidinė man. Palaidinė atrodo, čia yra kažkokios labai keistos medžiagos. Reikės paieškoti kokios tokie marškiniai. Vėlgi aš turiu marškinių, bet bėda yra tame, kad jie dažniausiai yra ilgi ir labai platus. Vienas turiu žydrus dryžuotus, rodžiau video, kur pirkusi iš Temu, bet norėjau dar, nes turiu baltų pasirodo visiškai nenešioju. Čia man labai patinka, kad va taip suraukta truputėlį, o pas mane vis atsiranda renginių, kur reikia taip truputį oficialiau būti ir, sakim, nes nori su to tokiu maišu eiti, tai bus, čia siuvinėta su kažkokiam gėlytėm, tai visai fainai turėtų būti. Tada čia yra džinsai Evitai. Žodžiu, pas mane, tai gerai jau šitie kam džinsai. Ai, čia aiškiai, ok. Evita paprašė tų džinsų, kurie yra, tų džinsų, kurie yra platėjantis į apačią. Taip, tai nieko blatno, va tokie. Ir aš prieš 23 metus nešioju lygiai tokius pačius. Tai va, tai jo, laikai keičiasi.
Aš nešioju, dabar mano vaikai nešioja. Tai paskui pasakysiu, kas tiko, kas netiko. Taip, kitas dalykas yra šortai. Didžiuliai šortai. Taip prasme atrodo didžiuliai, gal jie nėra dideli, iš tikrųjų, gal tik taip atrodo. Taip, čia yra šortai aiščiai. Tokie prailginti. Jo, bet manau, kad turėtų tikti. Ok, keliaujam toliau. Džinsai avitai. Jūs kiek čia visko daug. Džinsai. Jo, man atrodo avitai. Va tokie. Su žvaigždėmis vietoj kišenių. Šiaip žiūrėk, faini. Man visai patinka. Toks neįprastas dalykas. Ar aš tokius pati išdrįšiu nešioti, nežinau, bet vaikų, o kodėlgi ne. Tada dar vieni aišku šortai, nežinau, ar tokie patys ar ne, nebeprisimenu. Taip. Yra tokios. Ai, čia ne šortai, čia yra kelnės, irgi plačios, treninginės. Jis jų turi, bet aš nupirkau plačias ir pradėjęs tiesiog po namus nešioti ir sunešiojo. Tada Evita labai irgi norėjo treninginių kelnių. Jinai sunešiojo savo, jinai vienas turėjo treninginės, tiksliau dviejas, vienas juodas, kitas tokios medžiagos, pilkos melandžinės, ir jas sunešiojo ir parodė šitas. Čia yra su išsiuvinėtais šuniukais. Ir va čia va yra korgis. Ir vėlgi jai patinka plačios. Ir kai eina į treniruotės, užsimeta ant sportinės aprangos, nuo vasarą nelabai, bet tarkim šaltesnių laikų, arba tiesiog kai būna šaltesnė diena, užsimeta ant sportinės aprangos, ten tiesiog nusiema ir viskas. Tai žiūrėjau fainai, tada jinai paprašė ir aš taip iš pradžių galvoju reikia, bet paskui pagalvoju, jinai nešioja, jai tinka, viskas ok. Tada vėlgi konė susiskalbė, susinešioja ir taip toliau, bet mes turim dar tokį dalyką, kad Eivo labai sugadina Evitos kojinių. Nežinau, kodėl jisai būtent Evitos kojas gaudo, tai yra aviganis kaip bebūtų. Ir žodžiu, daug labai kojinių teko išmesti, nes jos yra skylėtos. Tai užsakiau, kiek čia 5 poros. Tai tiesiog standartinis kojinės, man atrodo, čia turėtų būti viskozė, poliamidas ir elastanas. Didžioji dalis 80% yra viskozė. Iš rezervado nesupirkusi, bet pamatysim, tinka ar netinka. Taip, ir liko turbūt 3 dalykai. Tai pirmas yra džinsai aiščiui. Tik aš neprisimenu, kad būtų buvę tenai, kad būtų buvę ant kišenių kita spalva. Bet gal aš kažkaip nesužiūrėjau. Čia visai fainai atrodo. Tokie. Tai žodžiu, eisim matuotis. Tada dar vieni arba treninginiai šortai, arba treninginės kelnės. Aiškiai. Kelnės. Taip. Va tokios. Tikiuosi viskas tiks. Tada yra dar vienas dalykas. Tai man palaidinė tokia gėlėta graži. Man ne kažkokia labai trumpa atrodo. Bet... Okay. Ir paskutinis dalykas iš tos dėžės, nuverčiau kameras, tai yra paltas, kuris šiaip kainavo gal 140 €, o dabar kainavo 50. Žodžiu, žiūriu šitą paltą, aš tikrai įsivaizduoju, kad aš jį perku mėlyną. Gal jis ir yra mėlynas, gal tik tai man čia kažkaip pakeisi. Man tai čia juodas grinai. Kur aš pakuotę numečiau. Pakuotės nieko nėra. Žodžiu, nesmė. Esmė, kad yra paltas, kuris yra be pamšalo. Visiškai toks plonas. Jis man kainavo, ar tai 49 ar tai 59, 50 arba 60 €. Ir, už tokią sumą vilnos mišinys, su praskiepais tokiais. Va, hello.
Ta prasme, vilnos mišinys, tai čia kiek tos vilnos pas mus? Žodžiu, kem 9% vilnos. Tai net ir be pamašalo turėtų būti tokiam vėsesniam, tiksliau, ankstyvam rudenį, vėlyvam pavasariui turėtų visai tikti. Aš tik vieno bijau, kad, kas jau ir vyksta, su kaip plaukeliai kimba ir panašiai. Kadangi aš labai pritraukiu visokius kokius plaukelius, tai aš bijau, kad ant juodo gali būti taip, kad aš surinksiu visus perimetrų, nežinau kokiu. Tai ką aš einu padaryti? Einu pirmiausia atiduoti aišio dalį, kad jis pasimatuotų ir tuoj parodysiu jums, kas man tinka ar netinka. Ir tada atidėsiu, kas yra Evitos. Tai va, tai tokie, kas tikrai lieka, tai kojiniais, kojinių nebegrąžinsiu, o kitus dalykus išsimatuosim ir žiūrėsim. Ir sakau, dėl šito man šiaip mišinys atrodo viskas fainai, modelis man labai patinka, bet, bent jau ant modelio, ką mačiau, gyvai pažiūrėsim. Ir jo, nepatinka medžiaga, nes jau aš čia sėdžiu ir jau visko pririnkau iš oro, kur net atrodo nieko nėra, bet kažkokį plaukelis kažkoks prilipo ir panašiai. Tai tuoj sugrįžti. Žodžiu, pirmas mano rūbas yra toksai ir net sakyčiau, gal per trumpi man tie marškiniai yra ir man jie labai keistai atrodo. Čia reikėtų lyginti visą kitą. Dydis kaip ir geras, bet nesu tikra, ar aš jų noriu. Man jausmas, kad jie man trumpoki yra, rankojų būtent trumpus. Ir toks labai keistas jausmas su jais. Tai šitie yra ant pagalvojimo, taip sakant. Pažiūrėsim, kas toliau ir jie liks ar ne. Susikišau belė kaip. Čia reikia susitvarkyti. Bet šitie man, čia žiūriu į veidrodį, jeigu ką. Tai man daug labiau patinka, nors ilgis atrodo tas pats, bet žodžiusi fainai. Tai manau, šitie marškiniai liks. Ir galėsiu šis nešioti ir man labai gražiosios rankojos. Nežinau, madinga, nemadinga, man neįdomu ir tiesiog man faina. Ir bet čia va yra siuvinėta. Kokio fainumo šita palaidinė. Nerealiai. Įsivaizduoju realiai prie bet kokio juodo mėlyno sijono labai gerai turėtų atrodyti. Man patinka. Ta prasme, ir užsimetu švarkelį, ir kažką tai. Aš esu labai panašią turėjusi, bet man atrodo, ne man per didelį pasidarė ir aš ją pardaviau. O gal aš ją turiu dar kažkur. Bet buvo ten su rankojom tokia. Man žiūri fain. Šitą lieka. Šitas kostiumėlis visai man patinka. Ten aišku, etiketė durė kažkur, bet visai gražiai atrodo. Ir taip, lyg ir galiu su jų judėti. Ir spalva tokia prislopinta raudona ir taip kažkaip visai fainai. Ir čia taip romantiškai visai. Ir liemenį ir įsivaizduoju, kad galima užsidėti ką nors, sakykim, kito ir ant viršaus tą liemenį panaudoti. Tikiuosi, kad taip galima. Čia užsiriša, bet taip yra užkeitimas ir suveržus, aš su dvirbelė kaip užsirišau, manau, kad viskas bus puikiai. Tai va, visai gražiai atrodo. Žodžiu, šitas lieka. Ir nors čia ne pats tinkamiausias outfitas, ant kurio deduosi, bet kas nelieka, 100% tai yra šitas paltas, nes aš jį patį pirmą kartą užsidėjau. Pirmas dalykas, man atrodo, man yra trumpas jo rankovės, nes, sakykime, kažkaip užsidedu ir toks kažkoks keistas jausmas. Antras dalykas yra, kas man nepatinka, tai nepatinka, man atrodo, jis yra man stipriai per didelis, labai stipriai per didelis. Ir pečių linija, jeigu man šiaip palaidinės lengvi rūbai patinka pečių linija, tai čia nepatinka ir aš atrodo, man atrodo, 3 kartus platesnį negu esu. Ir dar, kadangi čia yra 40% vilnos ir nėra pamušalo, tai žiauriai duria. Ir ne. Tai žodžiu, iš mano, aš noriu nusimti. Labai nepainas jausmas. Žodžiu, gražinu paltą ir gražinu šitą palaidinę.
nes nepatinka. Tai va, o Evitos lauksiu, kol jinai grįš treniruotis, pasimontuos ir žiūrėsim. Aiškiai tiko viskas yra tvarkoj, jis labai patenkintas, ten turi taip maikutė, ta palaidinė truputėlį atrodo per didelė, bet per didelė per pečius, tiesiog toks kampas, ten gal toksai modelis tiesiog yra. O visi kiti dalykai mano išskirs paltą ir tą palaidinę. Beje, dukantį atėjo dar viena žinutė, kad atėjo siunta. Ir čia turėtų būti keptuvės. Aš parėjau dar iš daržo, net namo nebuvau nuėjęs ir galvoju, reikia čia išpakuoti. Paukštelių čiulbėjime ir visame kame. Tai, žodžiu, tuoj sugrįju. Nu va, bandom atpakuoti. Tai atkeliavo 2 keptuvės, viena iš Kinghof ketinė, kaip jie patekti. Čia dažiau, tikiuosi, galim nedažiau, dengiau dažyvę. Taip. Žodžiu, pirmą šiaip netaip išpakavau, bet kokio fainumo, jinai man jau patinka. Nežinau, kaip ten kas, bet nerealiai graži. Ir sunki, bet tokia graži. Wow. Ok. Ir antra yra zylės. Šiaip labai panaši. Taip. Oi, čia padėjau. Taip, labai panaši, tik vidus ne raudonas, ne baltas, o juodas. Oi, daug sunkesnė. Taip, tai va, zylės. Tinka abi indukciniam, su laiku pasidalinsiu, ar viskas tokiai su jom ar ne. Kodėl aš jas pirkau? Todėl, kad mano, ta, kur pirkau iš Pigu LT, jinai jau prideginta yra. Tai va, tai galvoju, paimsiu ketaus ir žiūrėsim, kas iš to bus iš tikrųjų. Tai va, šitą 28 skirts man, šitą 26, bet šiaip man ta labai graži. Šitą irgi nieko, bet ana gražesnė. Tai va, Brigita labai mėgsta ketaus keptuvės, tai pradžiuginsiu ją. Reikės išplauti. Man atrodo, rašė, kad galima tik tai rankomis, bet tai čia nieko tokio. Tai va. Iš pirmo žvilgsnio žiūri faina ir sakau, su laiku pasidalinsiu atsiliepimu. Tai tiek. Iki.